Sveiki visi su jumis, aš jums gan šiandien žaidžiame Hydroniera. Tai yra vienas įdomus žaidimas, pabandysim jį šiandien žaisti. Taip, tai ką, pradedam naują žaidimą. Taip, pavadinsim mūsų sekundę. Tai gaunas, pavadinsim Domsgan. Taip. Taip. Ir Nevgame. Taip, tai turim štai tokį nedidelį plotą. Taip, mūsų instrumentai čia yra. Taip, tai kągi, pradėsim žaidimą. Taip, tai kągi, pradėsim. Taip. Taip. Čia yra žaidimo tikslas pagrindinis – gauti įvairius resursus. Pavyzdžiui, tokius kaip auksas, sidabras. Pradėsim nuo tokio mažiuko, nedidelio ploto, o baigsim dideliom sistemom, automatiniam ir padarysim savo didelį pramonę. Taip. Tai mes pradėsim. Taip, į šitą kibiriuką galima prisipilti vandens. Taip, prasivalysim ir štai pirmas mūsų auksas, kurį galėsim įparduoti. Kol kas visus brangą akmenius laikysim čia. Taip, o mes su jumis toliau. Šiaip mes galėtume dirbti ne taip toli nuo vandens realiai, mes galėtume štai čia kažkur dirbti. Tai tą ir padarysim. Taip. Taip. Taip, dabar vėl prisipilam vandens. Ir šitai dirbam po truputėlį. Tai prasivalysim ir gavom, aišku, ne taip gerai kaip auksas, bet kas išgriūna, tas išgriūna, kaip sakant. Taip. Pradėsim tikriausiai nuo nedidelių sistemų, kaip sakiau, baigsim jau didelėm sistemom, automatiniam, kadangi automatinės sistemos tai yra, labai geras dalykas šitame žaidime. Taip. Taip. Noriu truputėlį surinkti daugiau, kad nereikėtų po vieną nešioti brangą akmenį. Reikėtų dar šiaip nusipirkti dar vieną kibiriuką, nes tikrai trūksta. Nes pas mane dabar viskas byra. Taip. Vandens. Ir gaunam. Taip, tai manau, kad galima jau būtų nusivežti viską parduoti. Pažiūrėsim be to kokios kainos. Taip. Kol kas auksų turim labai mažai, bet kiek turim, tiek turim. Taip. Taip. Čia ant kalno šito yra parduotuvė, kurioje galima brangakmenius parduoti. Čia yra įrankių parduotuvė, po kairę galite pamatyti. Taip, o mes su jumis keliam viską parduoti. Ir gausim 48 monetas. Šiaip, nežinau, žinok, tai yra realiai palyginus su žaidimo galimybėm labai mažai, bet kiek turim, tiek turim. Dabar nueisim, pažiūrėsim, tai kaip sakiau, mums reikia dar vieno kibiriuko. Taip. Metam čianai, štai tiek čia matot instrumentų. O šitai tas ir kibiriukas kainuoja tik 4 realiai, tai gan pigiai. Taip, dar ką mes čia galim nusipirkti. Čia kaip ir nieko naudingo. Čianai, čia gal ir naudingesnis. Šitam puode mes galime lydyti visus metalus, bet be šito lydymo aparato tai nieko mums ir nesigaus. Taip, dinamitas irgi nelabai reikalingas, vamzdžiai kol kas irgi nėra labai jau reikalingi.
Taip, prožektoriai. Čia daugiau jau visokiam kitokiam reikalam. Taip. Kol kas, kiek matau, kad ir nelabai yra ką nupirkti, galima pasitaupyti arba pečiui, arba nupirkti vamzdį. Realiai tai galim nupirkti su jumis vamzdį. Aš nežinau, ar mums užteks aišku pinigų. Taip, šitas. 62 neužtenka. Kol kas galim va tai va pabandyti nupirkti, jeigu užteks, jo, užteks. Taip, tai šitas vamzdis statosi prie vandens. Šitas vamzdis mums vandenį tiesiai iš to ežero pumpuos į kitus vamzdžius, kol kas bus tiesiog. Va tai va. Va. Taip. Dar reikia pasiimti pinigus ir dar vieną kibiriuką. Šitas yra irgi mūsų automobilis, jeigu jūs šiaip galima jį irgi va naudoti. Jisai visai nieko, bet kol kas jis mums nėra reikalingas. Taip, o mes su jumis turim viską nusinešti. Įdomu, gausis ar ne? Palaukite, pažiūrėsim. Ne, taip nesigauna, gaila, aišku. Taip. Dar mums labai geras ir naudingas dalykas yra va štai šitas. Tai yra drilas, kuris kainuoja realiai daug dabar palyginus ir mums dar reikės šitą va. Aparatą jisai paverčia iš žemės, paverčia viską į jau brangakmenius. Taip, tai kągi mums reikia užsidirbti 400, tai taupysimės. Taip, o mes su jumis kaip ir viską jau pasiėmėm. Taip. Taip, tai kągi. Dabar darysim labai tokią schemą. Nesigauna. Ai, va, palaukit, gavos. Laukit, gavos. Va, labai gera čia yra schema. Taip, ir šitą dėsimės čia naiva. Dabar mums lieka tik tai va kasinėti į kibiriuką ir su šluotyte pereiti. Ir paliekam toliau. Nes va, kiek matot, jau dabar jis pats pildosi, nieko nereikia pildyti. Ir taip darom dabar. Dar. Taip, tai kol aš čia dirbsiu, mes galim kaip ir pasvajoti, paplanuoti, ką darysim. Tai realiai aš planuoju labai daug pristatyti va tų aparatų, drilų, kadangi jie pakeičia visą darbą, tau belieka tik tai kontroliuoti viską ir taisyti. O šiaip, aparatai tie yra labai patogus dalykai, kadangi tau netiek reikia vargti, netiek va dabar visą šitą va darbą pakeičia, kur mes dabar va dirbam. Bet šiaip įdomu ir pasikasinėti. Aišku, mes šitoj teritorijoje nelabai ir statysim, manau, keliausim toliau prie vandenyno, ten nėra labai brangios žemės. Bet kol kas mes ir čia galim padirbėti. Tai va. Taip. Nu va ir pati pirma problema tikriausiai. Jo, pati pirma problema. Mūsų va, dabar labai gerai yra. Taip. Tai kągi, dar mes su jumis truputėlį padirbsim. Pažiūrėsim, kaip čia kas gaunas. Taip. Dar keli kastuvai. Ir galėsim jau mes šitą supilti į tą mūsų nusipirktą kibiriuką. Taip, dabar visą šitą supilsim, pasistengsim į čia. Nu, kaip sakant, kai visada gavos. Dabar reikės dar surankyti viską. Šiaip jau mes neblogai čia su jumis ir padirbam. Taip, kiek sakiau, mums dabar svarbiausia tai yra, realiai netiek dabar yra svarbu susitaupyti tos 400 ir nusipirkti tą drilą, bet mums dabar svarbiausias daiktas tai yra
Tai yra nusipirkti tą pečių, kur rodžiau, kur kadangi išlydytas metalas truputėlį yra brangesnis neigu vat šitas paprastas metalas. Tai tie branga akmeniai. Tai va. Taip, tai ką mes toliau su jumis kasinėjomės. Taip. Taip pat parašykite komentarą, jeigu kaip jums sekas, kaip kas naujo, atsakysiu būtinai, pasižiūrėsiu, kaip jums sekas. Taip. Nu ir taip pat nepamirškite paprenumeruoti kanalą, būsiu labai dėkingas, kadangi jums nesunku, o man tai daro daugiau motyvacijos filmuoti vaizdo įrašus. Taip, tai kol mes su jumis kalbėjom, tai manau jau mes ir užsidirbom nemažai. Taip, manau į šitą didelį kibiriuką galima iš karto viską supilti. Jis ir didesnis, šiaip ir patogesnis. Taip. Tai nešam parduoti, pažiūrėsim, kas gero išeina. Mums maždaug apytiksliai reikia palei 100-130 kažkur, va tai va. Kad būtų geras uždarbis ir šiaip, kad užtektų pinigų nusipirkti. Taip. Tai sveiki. Užsidirbam šiaip neblogai. Taip, išpilsim vandenį. 140. Manau, to užteks mums jau nusipirkti pečių. Taip, tai pinigus iškraunam čia. 148 gaunas. Taip, šitas 86 ir dar puodas aišku prisiskaičiuos 104 ir formos. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai bei daug ko kito. Užsuk įdoms GUM bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Taip, 146, tai mums kaip tik užtenka. Taip, tai ką, mes jau turim savo patį pirmąjį pečių. Tai yra labai gerai. Taip. Dabar viską susinešiosim ir jau galėsim lydyti metalus. Tai gaunas brangiau bus ir šiaip efektyviau. Taip, dedam puodą. Liko pasiimti tik formelę ir bliūdą. Ne, tai nesigauna, aišku gaila. Taip. Vis negaliu atitaikytos trajektorijos. Va, labai gerai. Taip. Kaip ir dabar nusipirkom viską, ko mums reikia. Dabar teliko užsidirbti 400, skaitykit 500 ir plus vamzdžiai dar pajungimas visas. Tai palei 500. Stengsime juos susidirbti kuo greičiau. Taip. Taip. Šiaip darbas toks nelabai yra sunkus. Tikrovė, aišku, būtų žymiai sunkiau. Bet žaidime tai yra visai gal ir nieko. Kiek matot, kuo giliau kasamės, to geresni papuola branga akmeniai. Kas žaidžia šitą žaidimą, iš karto aš rekomenduočiau darytis panašiai, kaip aš darau tokią schemą, kadangi palengvina darbą, nereikia nei vandens nieko imti ir šiaip labai palengvina darbą tokia schema. Nusipirkite paprastą vamzdį, kaip aš nusipirkau, pastatykite jį ir padėkite bliūdą. O jūs patys tai kasinėkite.
Ir taip galima nors ir visą valandą kasinėtis, šiaip, o paskui viską suskirstyti ir parduoti, arba iš karto parduoti. Tai va. O mes su jumis dirbam toliau. Taip, matau, papuolė pirmas šviečiantis akmuo, tai yra energijos akmuo. Jis paskui bus reikalingas visiems va tiems, va, kur mes pirksime drillams veikti. Taip, o mes su jumis tęsime darbą. Jau šiaip iškasėm nemažą, matau, skylę. Dar vienas energijos. Jau ten, kiek suprantu, jau ten pabaiga. Tai kasim dabar jau iš šono į apačią. Šiaip mes užsidirbom 140. Tai gaunas dar tokius 4 bliūdus, tai dar plus mes viską dabar išlydysim. Tai realiai, kaip ir manyčiau, galima greit bus susidirbti. Nežinau, ar spėsim šitoje serijoje įsigyti drillą. Bet gal ir spėsim. Kodėlgi ne. Taip. Aš kaip ir dabar nelabai noriu sustoti eiti viską lydyti, kadangi tai bus veltui darbas, aš noriu pirmą labai daug, ne tai, kad labai daug, bet noriu prikasti gan užtektinai resursų, kad paskui vienu kartu galima būtų iš karto viską ir sutvarkyti, kad nereikėtų po 10 kartų daryti to pačio darbo. Aišku, jeigu labai jau pradės strigti žaidimas, tai jau tada teks jau tada padirbėti, viską iškrauti, sudėlioti auksą prie aukso, akmenis prie akmenų, energiją prie energijos ir tada bandysim jau lydyti. Pažiūrėsim, kas gausis. Paskui pirksime tikriausiai va tą drillą. Ir šiaip dar vienas įdomus dalykas, čia galima visokius daiktus daryti, pavyzdžiui, kaip žiedus, peilius, kardus. Bet aišku, tai reikia pirmą išlydyti. Pirmą išlydyti reikia, o paskui jau galima su tokiu stebuklingu plaktuku padaryti norimą produktą. Taip. Sakyčiau, dar galima padirbėti. Šiaip matau, jau nemažai ten jau yra visokių resursų. Šiaip labai šitas procesas yra toksai, sakyčiau, raminantis gal. Kažkaip labai po truputėlį čia sau dirbi. Labai ir galvot nereikia. Pirma kastuvas, paskui šepetėlis ir tiek. Taip, manau dar 3-4 kastuvai ir galėsim jau lydyti. Kadangi jau ir taip ten labai daug matau visokių daiktų, resursų. Ir paskutinis kastuvėlis. Ir keliausim jau prie lydymo. Taip, manau, užtenkam. Taip, aš tikriausiai čia ir pilsiu viską. Tai dabar paimam puodą. Pirmą čia mes galėjom ne tai jau padaryti, bet jau kaip yra, taip yra. Pirmą mes lydysim auksą. Šiaip nelabai gerai padariau, kadangi mes galėjom visiškai lengviausių būdų. Pirmą galėjom, tiesiog rekomenduoju, jeigu šitą žaidimą žaidžiate, paimti vieną, pavyzdžiui, auksų, įmesti ir visą puodą išpilti į kitą puodą šitą, bet būtinai statikit ant žemės,
Pakeldami puodą pamatysit, kad va šitie va liks apačioj, o puode liks tik auksas. Nu, nežinau, ar dabar taip yra, bet anksčiau visada taip būdavo. Kaip aš anksčiau žaisdavau. Taip, matau, dar jau netiek daug ir aukso liko pačio. Manau, galima bus iškart nueiti parduoti, pažiūrėti, kas gaunas ir tada, jeigu neužteks, eisim toliau kasinėtis. Taip, statom puodą ant pečiaus, vyksta įkaitinimas ir lydymo procesas. Po to mes įpilsime štai į šitą rėmelį ir žiūrėsim, kas gausis. Taip, laukiam, kol puodas pilnai įkais. Čia, kiek suprantu, ne auksas. Jo, ne auksas ir ne auksas. O čia va branga akmenį, šitą va negalima lydyti. Taip pat va energija irgi nesilydo. Va matau, dar auksas buvo. Galima jį mesti. Jau matome įsilydę tenai viskas. Taip, energiją mes įmesim, kol kas atidėsim. Taip, ir gaunasi štai toks mažiukas aukso plytelė. Mažiukas nedidelis aukso plytelė. Taip. O mes toliau su jumis lydysim jau kitą darysime lydinį. Taip, liko jau nedaug. Čia irgi brangakmenį nelabai matęs, tiesą pasakius, bet šiaip nemažai brangakmenių mes ir gavom. Taip, laukiam, kol įsilydys. Taip pat va miesto žemėlapis yra. Mes randame, pasakysiu jums kur. Van galit matyti van mėlyną kairiai pusiai tokį rombą, tai čia esame mes. Taip, o šiuo momentu kiek jau įsilydę. Matome, šitas lydinys gavos truputėlį didesnis negu tas. Taip, dabar nežinau, ką darysiu šitais branga akmeniais. Nežinau, pažiūrėsim. Jie iš karto lydosi. Irgi galima išlydyti. Irgi gavos labai nedidelis. Taip, energiją mes nepardavinėsim, pasiliksim savo. Taip, aukso plytelė, geležies plytelė. Taip, ir kita. Taip, pažiūrėsim, kiek užsidirbam. Šiaip labai greitai vyksta procesas. Tai va, tai pažiūrėsim, kiek užsidirbam iš to. O užsidirbam 624. Tai yra labai nemažai, tiesą pasakius, pinigų. Tai galima jau dabar ir nusipirkti drillą. Pažiūrėsim, kaip jisai veikia. Ir suautomatizuosim procesą. Bet aš nelabai žinau, ar šiaip gal ir apsimoka, nes mums reikėtų iškart ir šitą va nusipirkti. Bet kiek turim pinigų, tiek turim. Dar kiek atsimenu, ir čia yra pinigėlių. 2, aišku, nelabai ir daug. Taip, bet vis tiek nemaža suma. Taip, tai imam vieną šitą. Ir pabandysim pažiūrėti, gal ir ant šitą užtenka. Užtenka. Nelabai užtenka. O įsinešti jo gaila negalima. Bet kaip yra, taip yra. Taip, pabandysim dabar suautomatizuoti dar daugiau procesą. Taip, tai pirmą pastatysim drillą. Drillas stovės, manau štai čia va, kur eis ir vamzdis. Tai vamzdžio anga. Va štai, nors gal va štai čia geriau bus va.
Šitą kibiriuką aš patrauksiu ir mes jį padarysim štai čia. Taip, dabar liko tik pajungti. Tai gaunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamzdžiai ir gal ne 6, sakyčiau, 4 vamzdžiai ir 2 alkūnės. Taip, tai gaunas 1, 2, 3, 4 vamzdžiai ir alkūnės, va štai čia jos. Nežinau, ar mums užteks, kiek mes turim ten? 196, skaitykim 200. Ir štai šitas. Šiaip galim dar vieną pasiimti dėl viso pikto. Taip, kaip ir šie. Taip, dabar galima mums su šitu automobiliu viską nusivežti, kad nenešiot viską po vieną. Taip. Iš karto dėliojam į automobilį. Čia sakyčiau net ne automobilis, kažkoks traktorius. Taip. Tikiuosi mums to užteks. Kadangi nėra jau tų pinigų, kad kažką dar dapirkti. Dar vienas vamzdis išeitų, bet ir tai jau eitume tiesiai į nulį. O tai yra nelabai gerai. Taip, tai ką, darom dabar savo. Aš nelabai gerai tiesą pasakius atsistojau. Darom dabar savo mechanizmą. Taip. Tai dabar mums reikia sujungti visus vamzdžius iki štai šito drilo. Griuau tą skylę, kur kasiau. Reikės jau užkasti, nes labai nepatogu čia vaikščiot. Taip, o alkūnės mes bandysime dėti štai čia, kad pakelti vamzdį. Taip. Taip pat paskui galėsim dasipirkti tokį dalyką, kad padidinti spaudimą vandens. Tai pagreitina procesą visą. Tikriausiai vieną per daug vamzdį nupirkau, bet bus papildomas. Taip, kol kas aparatas yra išjungtas. Taip, o mes su jumis galim pasistatyti tą vadinamą puodą. Aišku, pripilsim jį iš karto vandens. Taip, ir galima įjungti. Va šitai ir pataiko liktai. Va. Kiek matot, dabar mums nereikia jau net kastuvo, o tai už mus daro šitas aparatas. Mums belieka tik tai vandens pilti ir valyti viską. Vandens įpilam ir pravalom. Taip, dabar mes pasistengsim susitaupyti ant... Tai nelabai čia sekundėlę. Nelabai gerai mes su jumis padarėm, bet jau kaip yra, taip yra. Kadangi, matot, lieka tokie guzai, susidaro. O štai juos galit pamatyti. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagūs įvairūs renginiai, bei daug ko kito. Užsuk įdoms GUM bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Taip, aš noriu atsisveikinti, norėjau greit pranešti, kad neįsirašė kai kuris momentas, bet kas liko. Greit parodysiu, pasidarėm aukso plytelę, neįsirašė pabaiga ir mes padarėm naują schemą. O jau kitam vaizdo įraše galėsite pamatyti, kaip mes jau toliau stengiamės čia išgyventi. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Domsgan ir iki kito karto. Iki.